Va, čia toks pas mus vaizdelis į Petronas bokštus. Kaip čia aukštai. Bijau. Visi 3 dangoraižiai yra 57 aukštų. Nu ir savižodžiai, baltavodžiai. Net vietiniai nevaikšto per šitą karštį čia. Nesitikėjau, kad pasirašysiu tokiam dalykui, bet visai fainai. Atvykome čia traukiniu iš Penango salos į Kuala Lumpūrą. Pasirodo, kad Malaizijų traukinius reikia užsakinėti iš anksto. Vakar vos nesusiteršėm. Dieną prieš užėjau tiesiog į tą puslapį oficialų pažiūrėti, kada tas traukinys atvažiuoja, galvom važiuosim tiesiog ir nusipirksim bilietus vietoj stoty. O pasirodo, viskas jau išpirkta. Dar netgi pasą reikia įvesdinėti, kad nusipirk bilietą. Tai paskutiniai 15 bilietų buvo likę pusė iš 7 ryto. Paskutinis reisas šiandien, tai būtumėm lygiai ant ledo. Ir būtų šiek tiek nuostolio pas mus šiandien. Kainos, kai visą laiką pavėžėjų vienodas Malaizijoj, ar Kuala Lumpūrė sostinėje, kur pragyvenimo lygis didesnis, ar saloj, tas pats. Nuo stoties iki šito apartamentų mus vežė 20 minučių ir sumokėjom 2 euriukus 63 centukus. Į lauką? Einam pavalgysim, parodysim, ką mes čia valgom rytais Kuala Lumpūrė. Šiandien mes ir ketvirtadienis pas mus, bet labai didelė šventė Malaizijai. Susijusi taip pat ir su Indija, kaip suprantu, ta šventė, Diwalis vadinasi. Tai labai daug kas nedirba ir čia pagal eismą matosi iš karto. Nes čia labai judri gatvė, bet vienetai mašinų važinėja. Tikiuosi, mūsų food courtas dirbs šiandien. O tai būsime ėdę. Yra nevalgę. Nors Kuala Lumpūrė gyvena virš 7 milijonų žmonių ir yra, kad čia tikrai veikt, bet miestas, jeigu apibūdinti vienu žodžiu, jisai būtų užknisantis. Ir lankomų vietų yra, visko čia yra, bet su vaiku čia keliauti labai sunku. Ypatingai, kas liečia infrastruktūrą, tai yra kur tobulėti labai stipriai. Po Singapūrą, tai čia diena ir naktis tiesiog. Ir kvapai kvapučiai. Eini, vienur kvepia skaniai maistu, kitur tiesiog per nosį taip duoda kanalizaciją, kad vos nebent verčia net. Gyvename grinai centre, 300 metrų nuo pagrindinės pažibos, nuo Kuala Lumpūro Petronas bokštų. Vien dangoraižiai aplinkui. Dar nesvaigsta galva nuo dangoraižių. Mes tai atsižiūrėjom jų. Esame prie Petronas bokšto, kur taip pat yra food courtas, bet labai jau mažas ten pasirinkimas ir kainos aišku užkeltas. O perėjus gatvę yra kitas food courtas, kuriame kasdieną ir valgome. Tai parodysim, koks ten pasirinkimas. Stiliaiva. Be akinių niekur negali išeiti lauką. O aš tai neturiu, man tai žmona nenuperka. Čia turim vietinę išparduotuvę su nerealiai žemam kainom. Adidasai, Pumos. Po 50-70% nuolaida, po 10 eurų kėdukai, maikutės tai iš viso, po 5-6 euriukus. O čia retas atvejis, kai galima ketvirtą pamatyti liftuose. Visą laiką būna 3A pažymėtas, nes ketvirtas nesėkmingas skaičius Azijai. Labai jo nemėgsta, labai jo tiki. Kaip pas mus 13, pas jos ketvirtas. Kiek anksčiau gyvenam viešbučiuose, pas mus to niekad nebuvo ketvirtas. Visur 13A. 23A, 33A, ketvirtą niekur nepamatysim. Toks nemažas pasirinkimas čia. Būtent pas kinus yra koriečių, vietnamiečių, vakariečių virtuvės, visko čia yra. Tik išsirinkit. Užsisakėm kavučių. Viskas labai iš nuotraukų atrodo skaniai. Pasirinkimas didžiulis, tiesiog gal 50, čia gal 100 bus. Su arbatom, su visko. Tikrai didžiulis pasirinkimas. Viskas kainuoja apie 1,20 1,5 euro maksimum. Kainos tikrai labai žemos. Čia dar skaitėsi paaukštintos kainos, nes mes randamės molę. Prie pat staliuko aptarnauja, net išeit nereikia. Čia mano kava malaizietiška, 1,20 ir brangiosios, brangesnė, aišku, šiek tiek kava. Arbata čia? Leidom paišlaidauti 1,30 €. Ai, čia arbata? Čia arbata, rimtai? Labai saldi ir su tais perlais.
Ai, su barbaliukais visokis. Žodžiu, šuštra labai arbata. Bet atrodo labai skaniai. Atkeliavo mano vištiena. Net neįsivaizduoju, kokį čia padažu, bet atrodo labai skaniai. Čia tas 3,50 €. A? marmitė. Jo, bet nežinau, čia saldžiarkštis, man atrodo, paragausim tokį. Mes esame susakę šitą penangą, tai normali lyg buvo. Labai gera. Anksčiau paragavau savo arbatą, labai saldi, skonio turi kažkokio kaip graikinio riešuto, nežinau. Tokia keista, neįprasta mums lietuviams. Bet čia išbandyti reikia naujų skonių. Man tai labai gera. Idealiai cukraus įdėta. Aš net neklausiu, kiek dėti. Dėlė pagal save. Tie burbaliukai gerklėn lenda springsta iškart. Neskaniai man nepatiko. Tau patiko? Ai, normaliai. Tau jau pagamino. Ėjom pasimsim. Dėl ko aš nemėgstu šitų patiekalų su tiek daug padažų skirtingų, nes aš turiu talentą apsitaškyti amžinai. Ir amžinai ant baltos maikas, tai būtinai va. Tai raidė su taškeliu dabar jau. Ir dar barzdytė papuošta. Eik, savo. Man negalima tokių patiekalų valgyti niekada. Man reikia pašytės, nežinau kokias. Gal tik ryžius be padažo valgyti vienas. Arba nusirinkti maikę, arba seilinuką uždėti kiekvieną kartą. Bet nėra padėties be išeities. Biškai nusileisiu mikrofoną žemiau. Viskas? Tvarkyta? Švaruolis? Daugiau mikrofonų nėra, tai daugiau bandymų nebus. Prašau, kas kaip dirba, tas tai valgo. Čia tai šiais metais nedirbantis žmogus. Avo, nesuvalgiai tu. Nesuvalgiai. Tu nesuvalgiai. Aš suvalgiau, tu nesuvalgiai. Belen kiek basučių pasirinkimas. 6,5 € tarp 7 €. Edvino. Nereikia Edvino basučių. Prekybcentrai pasipuošė jau Dipvalio šventai. Dipavalio, ne Dipvalio. Kaimietis. O čia tokius auskariukus rado papigiai. 3 € už 2 poras. 3 € už 2 poras. Kur čia buvo su popkornu? Su popkornu. Popkornu auskarai. Atvažiavome į Kuala Lumpūro botanikos sodą, kuris yra nemokamas. Supermarketį irgi apsišovinom šiek tiek. Nusipirkau pirmą kartą gyvenime tašiuką kamerą nešiotis. Kažkas mane privertė šitą nusipirkti. Nes mano kupriniai nėra vietos tavo kamerai. Čia turim Dubajaus fontanus. Gerai, juokauju, Kuala Lumpūro fontanai. Bet šiaip matosi, kad labai stipriai prižiūrėtas sodas. Viskas tvarkinga, jokių šiukšlių nėra. Čia iš vis, sakyčiau, vaikiškas mini Disneylandas. Aišku, sena, bet labai graži ši aikštelė. Yra kur padukt vaikučiam. Bet kad čia mirtis ant tokio karščio, dabar vidudienis, pirma dienos, 35 laipsnių laukia, tai nežinau, mažiausiai ko norisi tai bėgioti. O tu ką? O tu nori bėgioti? Eik greit kepurę užsidėk. O tai mums super mamytės tai pradės rašinėti, kad neprižiūrim vaiko. Viskas, vaikas tvarkoja. Jau vaikų tarnybas nereikia skambinti. Šiaip kol kas mažai ko mums leidžia Singapūrų, sakyčiau. Visokiausių įdomių augalų yra. O, kaip tvarkingai palmytės sodintos mažytės. Ir čia iškart spigliuotis. Ir tvenkinys yra. O kas tvenkinį būna? Visokių gyvūniukų gali būti. Gal koks ratanas. Gal koks varanas gyvena? Ratanas. Aš sakau, ten kur vanduo, ten ir gyvūnėlių galim pamatyti. Šiek tiek keista vaikščiot, nes visi žiūri kaip į baltaodžius kokius nors. Nors mes ir esam baltaodžiai. Vieninteliai čia parke. Nes parkas randasi už miesto šiek tiek, ar prie miesto krašto, bet žodžiu, jau neturistinė vieta. Pagrindė turistai renkasi prie Petronos bokšto centre ir panašiai, čia jau retas svečias turistai turbūt. Mes jau čia dėmesio centre šiek tiek. Eik, tu savo, koks didžiulis medis. Labai gražus parkas iš tiesų. Nu jo.
daug tokios erdvės ir pavalgymai yra daug stalelių, suolelių, žmonės piknikauja šiandien per laisvą dieną. Va, ir palmė didžiulė pasodinta gražiai. Net Singapūrė, man atrodo, nebuvo tiek įvairovės kaip čia. Ar yra? Žiūrėk, Voverytės bėgioja. žiūrėk, voverė nubėgo. Pagausiu. Taigi faina. Pabėgo. Pas mus kiekvienam video gali pamatyti voverę. Čia ne apie kelionės kanalas, o apie gyvūniją, jeigu dar nesupratot. O čia apie ką ir kalbėjome, apie Kuala Lumpūro infrastruktūrą. Eini savo normaliai, mėgaujas parku ir labą dieną. Baigėsi tavo pasivaikščiojimas parku. Jeigu neįgalus esi, tai ką daryt? Eini atgal namo? Jo. Opa! Tam? Važiuojam. Vis negyvos dvasios. Nė vieno žmogaus nėra. Ir 2 baltavodžiai. 3. Tiksliau 3. Vienas nevaikšto niekada pas mus. Turi tokią galimybę, bet nesinaudoja jo. Nu jo, voverių čia tikrai netrūksta. Ir šiaip nuolat visur kažkas krebžda, tai į visas pusės norisi tik žiūrėti. Norisi maudėt? Man atrodo, jau savo prakaitę maudaisi. Ir va talamai matome seną Sony Ericsson telefoną. 600 metrų aukščio. Žmogui 35 laipsniai, Pagersi? pats tas prasibėgti. Klausimas, kur jis bėga? Nuo savęs nepabėgsi. Čia panašiai kaip New York'e, centriniam parke. Didžiulis parkas mieste ir iškart šalia dangoraižiai išlindę. Pagaliau vėl pavėsis. Įėjus į parką vis laik pasitinka didžiulė lenta su draudimais. Pagrindinis draudimas vis laik dėl šunų. Kažkaip Azija nemėgsta šunų čia. Bent jau parkuose kategoriškai su jais negalima. Vietiniai jaučiu dar galvoja, ir savižudžiai, baltavodžiai. Net vietiniai nevaikšto per šitą karštį čia. Čia labai, man atrodo, japoniškus sodus primena. Tikrai yra vietų, kur pasidaryti nuotraukų. Jeigu atvažiuotumėt su mama, žinot, kas čia būtų. Nespėtumėt fotografuoti. Arba su žmona. O, 3 muškietininkai. Jau 2 liko. Kur 2/3 nereikalingas. Jūs čia po vieną krisit? Nu ir šok kartu tada. Viskas, einam. Šiaip rimtai, modernį autobusų stotį primena. Nepavargo dar? Varom jau namo į baseiną. Apsimesiu, kad tiesiog filmuoju krūmus, fontaną. Aš iš tikrųjų noriu nuotaką nufilmuoti. Jaunieji, nors ne tokie ir jaunieji atrodo. Vyras nespėjo susituokti po jaunų plikų. Labai gerai suprantu, labai tas greit vyksta. Parkas vis dar turi kom nustebinti. O tokia graži vieta. Ir kvepia čia skaniai kokosais. Palauk, čia reikia fotografuotis. Išgirdom kriokliuką šniokščiant. Reikėjo šitą panelę užnešti laiptukais. Nesakau, Kuala Lumpūras ne visada draugiškas vežimėliams. Bandyk eiti, eik! Gal nereikėjo mums čia eiti? Opa! Čia turbūt dar nieks nevažiavo su vežimu. Ir žuvyčių čia yra, aišku. Artūro mėgstamiausia. Kokie čia? Karpiai? Japoniški karpiai. Kūdiki, kur užlipai? Tuoj užlips ir pasieksiu. Tuoj palauk, ištrauksiu selflasdę metrinę. Kas nepasieksiu? Atsiimk žodžius dabar. Sako, nepasieksiu. Aš žirafą pasiekčiau, jei norėčiau. Kol kas mums šitoj kelionė labai sekasi su botanikos sodais. Aš pagooglinu, tiesiog pasižiūriu 3 nuotraukas iš parko ir viskas, ir važiuojam.
Ir visus kartus, kiek kartų dabar buvom, visada virčijo lūkesčius. Šitas labai gražus, netgi gražesnis, daug gražesnis negu Singapūrė būdavo tas nemokamas. Ne visą apėjom, mačiau, schemai buvo kažkur ir gyvūnėlių kažkokių vietų, bet labai karšta, jau negalim tvert daugiau. Pažaidėm dar aikšteliai, labai smagu čia su vaikais. Ir jau važiuojam namo, pasimaudyti baseinę, atsigaivinti, nes tikrai atrodo jau galva tuoj sprogs nuo karščio. Viskas, mes susitiksim mūsų baseinė nerealiam. Bye! Iki greito. Aidė, važiuojam maudytis? Level 69. Kai spėgina saulytė šią. Mūsų 3 bokštai. Ten matote pačią mūsų baseiną. Čia 2 bokštas, į kurį taip pat galim užeiti. O į šitą 3 kažkodėl neleidžia. Mūsų kortelė jau nedirba. Mano ten pats geriausias vaizdas atsiveria. Tai Petronas bokštas. Ten ir baseinas daug didesnis. Pas mūsų tik tais vienam žmogui realiai baseinas. Net dviesi sunku prasilenkti. Bet kaip jums vaizdelis? 65 euriukus. Neblogas, sakyčiau. Kuala Lumpūre yra 148 dangoraižiai. Dangoraižis dabar skaitosi pastatas virš 150 metrų aukščio. Ir dar 22 statomi šiuo metu. Tarp kurių yra antras pasaulio didžiausias pastatas, Merdega 118, vėluoja 2 metus atsidaryti. Plauk! Keista, bet dviejų žmonių nebūna. Vienas kitas tik ateina čia, visi pačiai kažkodėl sėdi. Aišku, ten baseinas daug didesnis. Šiltas vandenukas? Patinka čia? Jeigu žmonai šilta, tai tikrai, kad šilta reiškia. Žinau, man šitie bokštai iš karto atpalaiduoja, pažiūri jos iš karto. Supranti, kad kažkur aukštai randiesi. Jeigu Redas sako, kad šiltas vanduo, tai jis reiškia labai šiltas. Turbūt net per šiltas. Dar pasidžiaukime dangoraižiais mūsų. Nepasakiau, kad mūsų aukštas dangoraižiai yra 251 metras. Šitas aukštesnis šiek tiek. Ne, šitas aukštesnis, 260 kažkur. Visi 3 dangoraižiai yra 57 aukštų. Nors mūsiškiam rašo 69, kad mes dabar šiam 9 randamės. Čia 88, o čia 99 aukščiausias. Bet tiesiog gražiai pavadino. Iš tikrųjų 57 aukštai. Čia iš kitos dar pusės tokia chill zona padaryta. Išlendam pažiūrėti, kaip čia aukštai. Bijau. Kaip jums vaizdelis? Vertas 65 eurų. Ar nevertas 65 eurų? Aš sakyčiau, Kuala Lumpūras turbūt vienas geriausių pasaulio miestų pagal kainos ir kokybės santykį, ką galima gauti už jūsų pinigus. Tolumoj matom kalnus. Žodžiu, jeigu norėsite gyventi tokiuose apartamentuose, tai Kuala Lumpūre jų pasirinkimas didžiulis tiesiog. Vien pas mūsų kaimynus, matau, 10 gal aplinkų dangoraižių stovi, kur yra ant stogo Infinity Pool padarytas, polisezonas, su gražiais vaizdais ir su gražiam nuotraukom bus. Mes esame jau gyvenę prieš 2 metus panašiam dangoraižyje, šiek tiek žemesnėme, toliau nuo centro, mokėjom 55 eurus, uždėsiu kadrus iš to video. Taip kad paieškojus, tikrai visą laiką galima rasti pigiau negu Europoje eiliniam 3 žvaigždučių viešbutuke, kokiam Berlyne ar Madride. O Kuala Lumpūre gausite su nerealiais vaizdais, taip kad važiuokite į Bookingą, Agodą, pasiieškokite, pamatysite. Tikrai yra nerealių apartamentų. Kas žiūrėjo antrą dalį mūsų iš Penango salos, kur mes gyvename apartamentuose už 35 eurus, tai pakomentuokite, kas jums labiau patiko, ar tie pigesni, ar šitie brangesni, su tokiais vaizdais. Mieste be jūros, bet su dangoraižiais. Man tai vanduo per šiltas buvo, išsimaudžiau. Pažiūrėkite, kiek dabar žmonių. 100 žmonių gyvena, bet visi apatinimo baseinė 6 aukšte būna, kur pavėsis. Nieks ant stogo neina, su tokiu vaizdu pasižiūrėti.
Ar jie saulės bijo, ar šiaip čia išlepia žmonės. Čiagi šiaip bagoti, susirinkę visi. Moteriškė su Pradom, su Šaneliais vaikšto, o aš su šortukais iš New Yorkerio. Čia pagrindinė vieta, kur visi maudosi, 6 aukšte. Didžiausias baseinas. Ir toks vaizdelis į 3 bokštus iš karto. Kur rinktumėte, čia maudytis ar viešoje? Ir čia ir ten smagu, šiaip visur yra pliusų ir minusų. Ten priekyje pas mus sporto salė. Darbo kambarys. Daug kas čia ateina dienos metu dirbs su kompiuteriais. O čia turime vaikišką žaidimo mini aikštelę. Einam padukti? Aja, patinka? Žiūrėkit, kaip mes šiandien vakarieniaujam. Kokias porcijas atnešė. Čia sriubytė pas žmoną, 2 su centais. Čia 2 eurai. O pas mane vištienos karbonadas. Tai didumo. Bet jumgi kainas įdomiausia. 3 eurai 30 centų. Kiek? Va čia toks pas mus vaizdelis į Petronas bokštus. Turėtų greitų metų įsijungti šviesas ir būti apšviesti labai gražiai. Nors ir dabar gražiai apšviesti. Čia turime Four Seasons viešbutį, virš 300 metrų aukščio. Naktelė nuo 350 eurų, be pusryčių. Čia irgi šita vieta. Turbūt populiariausia Kuala Lumpūro vieta. Tūkstančiai turistų, kas vakarą renkasi. Čia kaip Dubai Burj Khalifa, taip čia vietinė pažyba yra. Ir fontanai dar įsijungs vėliau. Graži vieta. O čia prasideda vaikų žaidimo aikštelė. Tiksliau, fontanų zona. Galima pasipliuskenti vandenyje. Jau išsijungia turbūt. O čia mega didžiulė žaidimo aikštelė. Nežinau, kokia nedidžia, bet čia 100 vaikų gali vienu metu žaisti. O mūsiškė kaip tik atsijungus. Nors dėl jos atėjom. Jau mačius šiltų ir šaltą. Taip normaliai galima pirštus palikti, man atrodo. Ne pati saugiausia šitoje vietoje, aišku. Bet čiagi Malaizija. Su neblogu vaizdeliu vaikai žaidžia, ar ne? Gerai, mes einam daug, su jumis susitiksime greitų metų jau savo apartamentuose. Ir pažiūrėsime miestą iš gražiausios vietos. O dabar einame, pakilysime ant stogo ir parodysime, dėl ko mes būtent rinkomės šitos apartamentus. Adelina, įjunk intriguojančią muziką. O čia toksai vaizdelis į Kuala Lumpūro Petronas bokštas. Kaip jums vaizdelis? Neblogas? Simpatiškas miestelis. 7 milijonų gyventojų miestelis. Čia ir baseinas daug didesnis negu pas mus. Pas mus tik vienas žmogus gali prasiplaukti. O čia va normalus ir brangesnis pastatas automatiškai. Ir kurgi čia turistų iš Lietuvos atvažiavo? Į zoologijos sodą. Nesam dideli tokių dalykų mėgėjai, bet reikia vaikui parodyti gyvūnus, pažintis jau su gamta. Bilietas suaugusiam turistui kainuoja 19 eurų, o vietiniam 9 eurai. Kaip ten tas žodis Europai vadinasi, man atrodo, diskriminacija? Nu jo, mes čia dėl vištų atvažiavom, jo.
Vištų nematėm. Pasilgam vištų. Bet kažkokios keistos, jos labai plaukuotas, kažkokios kaip žiemai pasiruošusios būtų. Žemos tokios. Gaidys Ten vištas toliau dydžio. vėžlys toks didelis, man einam. Ai, čia vėžliai gyvena su vištom. Kaip įdomi čia susidraugavę. Nebus paskui vėžlė viščių. Bet kvapai kvapučiai tai... Norėtųsi praplaučia tuos narvus labai šlapimų. Kvepia pavasariu. Aš negaliu, nežinau, ateinu į zoologijos sodą, iš karto kažkokie tai gyvūniški instinktai išlenda pas mane. A čia pas mus kapibarų šeimyna. Kokie jie juokingi. Kaip mini šerniukai atrodo. Nu su jūros kiaulytėm galvom. Bet su šerno kūnu. Nu baik rėkti, ar nematai, kad filmuoju? Kažkada jūros kiaulytė susitiko su šernu. Ir va, kas gavosi? Jų meilės vaisius. Meškiukai. Kaip jiem čia karšta turbūt? 35 laipsniai, jie dar tamsus tokie. Aha. Tas jau kažką ten laižo, ar tik ne medaus ten jam padavė. Kažkokie čia įdomus, ne tokie kaip vakaruose. Snukiai kažkokie labai kitokie. Pirštukų geriau nekišti. Kas čia per padarai spigliuoti? Kas čia per gyvūniukai? Dar nematęs aš tokių? Kaip jie atrodo sunkiai eina, lyg tai su stuburų problemos būtų. Kodėl gulim nedirbam? Kas čia vyksta? Kur vyriausias? Kokia dydžio? Ne kaka, jis valgo, žolėdis veganas čia. Kas čia per gyvatynas? Ar tik ne mano žmonos? Draugės ten gyvena? Jis ką mėga atsidaręs burną? Ar ten dekoratyvinis? Čia meškutė šylė, snaudžia meškutė šylė. Vaikučiai, netriukšmaukit, leiskit meškutį snaudžia. Tai vienas lietuvių klasikas pasakytų, tai kai didumo. Ar tik čia ne ponas Flamingas pas mus? Vieni balti, kiti jau tokie oranžiniai, gražus, pasipuošę į klubą eit. Atvandenukas pas jo šitai ne pats švariausias. Čia zebriukai turėtų būti, o kur jie yra? Kas čia per gyvūnai? Kas čia per rūšys? Išalkę turistai vadinasi? Čia jau man tėvai neleisiu meluoti, bet čiagi mano brolis. Grina kopija. Oho, koks šustas. Va, vaikutis bėga. Reikia kamerą stipriai laikyti, dar nutvers. Kažkaip tai jau pavargęs, man atrodo, šitas zoologijos sodas. Reiktų jau renovuoti šiek tiek. Žinai, kiek daug dramblių suvalgo per dieną? 3 kartus daugiau už tave. Taip, kad nejaukai čia su juo. Kur tu matai, kad kakų daro? Nu, nedaro jis kakų. A kas čia pas mus iš Afrikos atkeliavo? Pamaitinai, kupranugarį? Tu drąsi tokia? Panda čia kaip pagrindinis eksponatas, net atskirą pastatą padarė. Ir tik 5 minutės čia galima būti, kad panda pamatys. Nu, tikiuosi, panda atidirbs. Čia pandas racionas. Pažiūrėkit, kiaušinius valgom, baltymų sėdi, kukurūzai, ryžiai. Nieko savo. Visą čia kaip pasirinktas sportininką dienos režimas. Dabar parpetuką prigulė, pailsėt reikia. Po 2 valandą kačialkė, paskui kardijo. Kaipgi be suvenyrų. Pandą pamatėm, reikia iškart pandą nusipirkti, aišku. Padaryta pastate viskas, dėl 2 pandų.
Tiek judesio, tiek šurmulio dėl 2 pandų. Jums patiko? Tikiuosi jums patiko. Normalios bausmės už rūkimą, jeigu sugalvotumėt patraukti. Virš 2000 eurų arba iki 2 metų kalėjimo. Juk jie juokauja, ar ne? Nu. Pasimaudyt nenori tigriuk? Kiek čia turistų? Tigro nematė. Dar vienas. Šlapukas visas peršlatas. Žiūrėk, tu liutenį į mano kepurę. Na ką, buvo verta atvažiuoti čia? Valgalniukai. Štai vietą mes ir atsisveikinsim. Šiaip parkas nevertas lankymo, bet vaikui 3 metai reikėjo parodyti visus gyvūnus, dėl vaiko vertėjo. Suaugusiam, nežinau, ar čia įdomu. Tikrai yra geresnių vietų, tuo labiau, kad zoologijos sodas, patys suprantat gyvūnai. Gyvūnam reikia gyventi laisvėje. Turiu patikėti, kad mes pakliuvom į šitą turistyną. Įkalbina jis mūsų nuotraukas pasidėti fotografas. Žiūrėkit, kokie vietai darosi. Mašinas važinėja, reikia aikštėje atsistoti, gatvėje, po šviesoforas raudonas dega. Ir va tokiam fone padaro nuotraukytis, 1 už 2 eurus. Ar tau patiko? Nesitikėjau, kad pasirašysiu tokiam dalykui, bet visai fainai, bet turim bent jau gražių nuotraukų, nes mano trikojis kiniškas sulūžo. Bet irgi pardavimų vadyba, matosi žmogus baigęs. Padaro 10 nuotraukų, paskui nuo laidėlę. Pasirodo, 1 nuotrauka kainuoja 2 eurus. Jeigu nori visas, tai kiek jis tam prašė, 12 ar 14 eurų. Padarė kažkur tai apie 10 gal fotkių dar vaiką, tai tu gal jei nori vieną nusifotkinti, žodžiu, prifotkina ir tada jau vilioja ten, kad jau... Žodžiu, 4 eurus palikom už porą nuotraukų, bet turėsim prisiminimą. Visi bando kuo geresnę fotą padaryti. Ideali vieta kišenvagiam dirbti. Aišku, čia nacionalinė šventė, belen koks srautas žmonių, tūkstančiai tiesiog migruoja. O mes irgi einame turistinę vietą labai, gražų tiltą apšviestą. Visai simpatiškas. Fotografai dirba įsijuose. Ten, kur šviečia lemputės, reiškia čia fotografas. Jau mane nervuoja, net tai čia ta gatvė, čia ta gatvė. Eik, visai čia visiškai belenkiuk žmonių. Net praeit sunku. Tau patinka čia? Ne, aš noriu jau eiti atgal. Čia realiai čia yra dirbamoji zona visiškai. Nu, bet gražu viduj, spalvota. Bet negaliu pasimėgauti nieko. Bet dėl 50 metrų tilto ar vertėjo čia eiti porą kilometrų, kad grūsės per 1000 žmonių? Nežinau. O jums patinka? Jeigu jums patinka, tai ir mums patinka tada. Jo, šiandien Kuala Lumpūras ryškiai šviečia visom spalvom. Bet tai kaip ten ryškiai šviečia pas juos, netgi per ryškiai sakyčiau. Negaliu patikėti, kad prieš 2 valandas ir mes tokiais turistais buvome. Naktį dar gražesnės nuotraukos gaunas negu dieną. Va, kol mašinas tenais ant raudonos stovi, jau šiandien gatvės išeinat. Ir nuotraukytę po 2 euriukus. O, tai aš ištrauksiu savo selfless detalių. Opa. Šiek tiek nesaugiai atrodo, ar ne? Taip pat mašina. Va, nepadarysi dėl gražios nuotraukos. Įdomu, kiek žmonių buvo numušta, kol darėsi šitas visas nuotraukas. Reda, vienu žodžiu apibūdink Kuala Lumpūrą. Mano nuomonė apie Kuala Lumpūrą gerėja, palyginus su apskritai pirmuoju kartu, kai čia buvo mane. Taip. Tada iš vis vaikščiojom visur pieškom, atrodo viskas toli, nieko ypatinga, jau 2 kartą jau geriau buvo, bet vėl su vaiku žiauriai sunku visur, nėra tų nei nuolydžių, nei liftų. Liftai yra, bet jie neveikia visą laiką. Jo, bet šį kartą, kai gyvenam prie pat bokštų, tai iš vis geras įspūdis, šiaip man patinka, bet to, kad vakare čia neįmanoma praeiti pro gatves, ten tie fotografai vos nestabdo eismą, kad nufotkintų, stato žmonės ant važiuojamosios dalies, policijos nieko nėra, nieks nieko nekontroliuoja, toksai, nu nežinau, bet tvarkos miestas, bet turi savo kažkokį visai neblogą vaibelį. Sutvarkytas šaligatvis labai stipriai pagerėtų įspūdžiai apie šitą miestą. Tiesa infrastruktūra, reikia padirbėti. Jo. Šiaip simpatiškas miestas.
Bet toks užknistantis irgi labai ilgai neužsibūsėme, iš karto noriu dingti iš jo kažkaip. Patinka čia? Patinka čia? Adelina, patinka čia maudytis? A tau matušė? Nepastovi uždenginėje, Redai, nemėgsti, kad te filmuotų. Neuždenginė. Šiltas vandenukas? Viskas. Aš atlekiu irgi.